Maldos tema mums yra pažįstama. Nuo mažens esame girdėję apie ją. Reikia melstis. Malda tai kalbėjimasi su Dievu. Bet labai dažnai mes nežinome, kaip melstis. Net patys Jėzus mokiniai matė jo stebuklus ir girdėję jo pamokymus, matė jo jėgą, nesakė, išmokyk mus pamokslauti, bet paprašė, viešpatie, išmokyk mus melstis. Šis prašymas rodo svarbų dalyką. Malda nėra savaime suprantama. Ji nėra tiesiog žodžių sakymas. Malda tai yra mokymosi kelias. Ir svarbiausia, šio kelio mokytojas yra pats Jėzus. Mes nesimokome melstis pagal tradicijas, neremiantis kažkokių filosofų patirtimi ir net ne pagal savas mintis, bet mes mokomės iš Dievo Sūnaus, kuris ir pats meldėsi. Jėzus dažnai atsitraukdavo nuo minios, kad kalbėtųsi su Tėvu. Jis meldėsi vienumoje, prieš svarbius sprendimus, pavyzdžiui, prieš kančią. Jeigu Jėzus, Dievo Sūnus, laikė maldą tokia svarbia, kaip galime mes gyventi be jos? Psalmėje 86:11 sakoma, viešpatie, pamokyk mane savo kelio, kad vaikščiočiau tiesoje. Įtvirtink mano širdį tavo baimėje. Ir tai galioja maldai. Malda nėra vien tik prašymai. Ji tai būdas artėti prie Dievo širdies, mokytis jo valios, išlieti širdį ir taip pat išgirsti Dievą. Kitame video kalbėsimės apie tai, kaip Jėzus mus moko melstis. Ir ne tik ką pasakyti, bet koks turėtų būti mūsų širdies nusiteikimas ir santykis su Dievu.